over there. Yeah. Look. Ah, okay. This is another part. In this part. Thank you. Šitą mašiną man dabar padeda. Hey, come on. Thank you. Traffic! Bravo. Neilija. Neįgrauži. Sunkiai užmigau, bet kažkaip vėliau gerai miegojau. Labai jaučiuosi pasunkėjo dviratis po vakar pirkinių. Šiek tiek debesiukų yra, bet viršų neturėtų ir šiandien lyti. Šiandien svarbi diena. Mano mėgstamiausias objektas, kurį noriu pamatyti šitos visus kelionės. Noriu įveikti šitą perėją. Tai galinė. 30 km iki pradžios. Apšilimas šitų keliukų dabar rytinis 30 km prieš tą perėją, tada įsivažiuoji. 100 km pravarai, noriu kas virš 130 jau sunkiau visada, kai kalnuota. Visokiausių čia pasirinkimų yra. Pasiimsim dar kavos prieškinimą. Jūs pasižiūrėkit, kokį dydžią krosaną nusipirkau. 200 gramų. Čia kavos neužteks taip. Bet pasistiprinti reikia. Aš labai mėgstu visokius krosanus. Kebabas. Gatvė irgi rodo labai kitokius keliukus nei aš važiavau ir pasirinkau. Pasirinkau aš gerai. Navigacija tam tikrais momentais meta. Mano dabar labai pakrautas dviratis. Maisto. Ir dar tada 4 litrai atsigert. Vienas geras dalykas. Saulė nešviečia gaivu. Šiek tiek net krapnoja. Palengvins. Tikėtina man. Užtruksiu, manau, 5-6 valandas. Pasiekti viršūnę, bet po to nusileisti. Valandą. Greitai. Mažutė rodo, kad iš vis reiktų užkilti, grįžti atgal ir į Serbiją, bet aš noriu nusileisti per kitą pusę irgi. Nes sekantis miestelis, kurio man reikia, už 50 km. Tai bus šiandien virš 100 maždaug, bet tikriausiai nedaugiau 150. Labai priklauso, kiek aš dabar užtruksiu kilt. Šitą perėją.
viskas valandą minu. Apie 9 kilometrus numyniau. Aš visa šlapia. Ar einam pavalgysim? Šito miestelio, kur buvo daug kamščių, keliasi lynų žmonės į viršūnę. Aš labai arti. Dar reikės padirbėti. Kyli tai praktiškai taip tolygiai. Nėra labai jau stačių tų vietų. Bent jau iš šitos pusės. Įdomu, koks bus nusileidimas. Bet čia iškart šalčiau. Vėjelius. Reiks apsirengti toliau. Aplinkiau daug maž. Tuo viršūnę pasieksiu. Viršus pasiektas. Čia su lynu dar leidžia žmonės. Labai daug žmonių. Iš tos pusės, iš šitos pusės. Čia per daug žmonių, dviračio nelabai kažkur ir paliksi. Leidžiam, padarysim nuotraukytę. Lėksim atgal. Padarysim čia man. Galim pavalgyti čia, manau, priema kartelėm. Ta proga, kad pakilau. Yeah. Yeah, thank you. Aš nesuvalgysiu daugiau, manau, man užteks. Atrodo labai skaniai. Privalgiau,
Reikia po truputį leistis jau 5 valandos vakaro. Leidžiamės į kitą pusę. Iš kitos pusės tokie patys kamščiai. Kita pusė. Man asmeniškai šita pusė gražesnė. Kelias labai prastas vietomis. Reikia stebėti kelią. Kelias blogas. Duobių daug. O man blogiausia baigė viskas išsikrauti. Ursų. Yeah. Primėtyti ant žemės maistą. Reikia pasikrauti viską, man tuoj liksiu visiškai be ryšio. Bandau išvažiuoti iš kalnų šitais vingiais miškais. 7 valandos vakaro. Reikia ieškoti nakvynės vietas, kad ir kempingą kokį. Norint judėti priekį rytoj, reikia būtinai pasikrauti čia viską. Būtinai. Prie miestelio, kur baigėsi šitas ežeras, yra kempingas. Tai tenai važiuoju, manau. Kaip prabėga. O ten. Ate. Bet šito tai bėga. Greitai. Šitie dabar padėjo. Thank you. Turi tas, kur skambint. Kur pūst tiksliau. Tai jie taip išbaido. Po to agresyvi buvo ir so. Nu čia nesauga. Reikia greičiau iki miestelio.
Yeah. Thank you. 1 second, not so fast. Huh? No. Thank you. Vakarėja, bet reikia dar nusileisti iki miestelio. Ten bus kempingas. Kai bus, tai bus. Važiuoju. Could you... Leidžiamės. Va čia tai dienelė. 7 eurai kempingas, o 130 kilometrų sukilimas virš 2000. Reikia krautis viską. Čia jau paskutinę sekundę irgi radau jau temstą, tai jau nelabai toliau ir nuvažiuosim. Einam, uždėsim krautis.